Kuo daugiau spaudžiu, tuo prastesni rezultatai. Ką daro paprastai vadovas tokiais atvejais? Spaudžia dar labiau. Dar daugiau kontrolės, dar daugiau priminimų, dar daugiau neigiamo grįžtamojo ryšio dėl nepadarytų rezultatų. Bet rezultatai lieka nepasikeitę. Nes paprastai žmonės, kada mes juos pradedam spausti, jie pradeda gintis. Trumpuoju laikotarpiu gali suveikti tas mūsų spaudimas, bet ilgainiui jis mažina atsakomybę, jis mažina įsitraukimą, smalsumą, kūrybiškumą ir žmonės pradeda daryti tik tiek, kiek reikia, kad praslysti. Jeigu iš tikrųjų jums rūpi rezultatas, jeigu iš tikrųjų rūpi sąmoningas žmonių atsakomybės prisėmimas už tai, ką jie daro, kviečiu jūs pakviesti savo komandos narį pokalbį ir susitikrinti, kaip jūs ir jis supranta tikslą. Kaip supranta, koks turėtų būti galutinis rezultatas, kur žmogus jaučiasi šiandien užstrigęs ir ko jam reikia šiandien, kad jis galėtų išjudėti. Tikiu, kad bus ir rezultatas geresnis ir mažiau kontrolės reikės. Tai noriu palikti jūsų klausimu. Kada pastebėjote, kad spaudimas, ar apskritai gal nepastebėjote, gal jums tai veikia, kada spaudimas jums davė priešingą efektą, negu kad tikėjotės?